Turime štai tokį integralą. Integralas nuo minus begalybės iki begalybės sinus kvadratu x padalinta iš x kvadratu dx. Ir šį kartą naudosime Feynmano triuką arba metodą, kad įspręsti. Tai pasivadinam integralą i. Ir tam, kad panaudot Feynmano metodą, reikia įvesti kažkokį kintamą į t. Kur jį įvesti? Kadangi yra trigonometrinė funkcija, tai galima įvesti štai čia į x. Tai bus sinus kvadratu tx padalinta iš x kvadrato tx. Tai vadinasi, gale mums tiesiog reikės surasti i nuo 1, kad gauti atsakymą į štai šitą integralą. Dabar reikia diferencijuoti šitą integralą. Diferencijuojam. Tai x iš x kvadrato dx. Jeigu pilną diferencijavimą įmetam į integravimo vidų, gaunasi dalinis diferencijavimas. Vadinasi, dalinis diferencijavimas t laikant kintamuoju funkcijos sinus kvadratu tx padalinta x kvadratu dx. Jeigu diferencijuojam, tai x kvadratu čia yra laikomas konstanta, vadinasi, x kvadratu galima tiesiog palikti ramybėj, o diferencijuodami sinus kvadratu tx gausime tiesiog 2 sinus tx kosinus, kadangi sinusą taip pat reikia diferencijuoti, tai kosinus tx ir tx, jeigu diferencijuojame t laikant kintamuoju, gauname x ir viskas dx. Ir čia pamiršau tik tais ribas. Šitą lygybę galima nutrinti dabar. Paimsiu kitą spalvą. Lygu, vadinasi, turim, kad mūsų diferencijuotas i nuo t yra 2 sinus tx kosinus tx, x išsiprastina, tai apačia lieka tiesiog x dx. Kadangi čia ir sinusas, ir kosinusas yra tokie patys, ir dar turim dvejetą, tai viską galima parašyti kaip sinusą dvigubo kampo. Vadinasi, diferencijuotas i yra integralas nuo minus begalybės iki begalybės sinus 2 tx iš x dx. Dabar reiktų tiesiog panaudoti keitinį. Tai o, sakykim, eskim, kad yra 2tx, visa 2tx. Vadinasi, do bus lygu dx, o x turbūt suklydau. Du bus 2t dx ir dx bus lygu do padalinta iš 2t. O iš čia iš karto x reiškia, kadangi apačioje vis tiek reikės vietoj x kai ką parašyti, bus u padalinta iš 2t.
persirašom su nauju keitiniu. Tada čia bus du iš 2t, tai vieną iš 2t galima iš karto kelti prieš integralą. Minus begalybės iki begalybės sinusas u padalinta iš u padalinta iš 2t du. Šitas 2t persikels, išsiprasina čia ir lieka nuo t ir lieka integralas nuo minus begalybės iki begalybės sinus u padalinta iš u du. Ir štai čia šitas integralas yra tiesiog Dirichleto integralas, kuris yra lygus pi. Čia gal kitam video idėja yra jį išspręsti, bet čia yra gana žinomas integralas, tai yra tiesiog lygus pi. Tai turim, kad I nuo t yra lygu pi. Na, dabar integruoti abi pusės reiktų, tam, kad panaikint diferencijavimą. Tai turim, kad I nuo t yra lygu t pi plus kažkokia integravimo konstanta. Dabar, kaip reiktų įsiaiškinti, kiek yra ta konstanta. Tai paprasčiausiai galim paskaičiuoti I nuo 0, kadangi, jeigu grįžtumėm į pačią pradžią, I nuo sinus 0 bus tiesiog 0. Štai šitoj vietoj. I nuo t, jeigu tai yra 0, tai sinus 0 yra 0, nes visas integralas bus lygus 0. Taigi, jeigu I nuo 0 yra lygu 0, tai tada galim pasakyti, kad 0 yra lygus t pi plus c, o t, jeigu įsistatom 0, tai čia t irgi bus 0, tai vadinasi c lygu 0. Tai žinom, kad integravimo konstanta tikrai bus lygu 0. Na ir dabar I nuo 1 yra tiesiog pi. Tai pilnas atsakymas I nuo 1 arba tiesiog galim rašyti, kad integralas nuo minus begalybės iki begalybės sinus kvadratu x iš x kvadrato dx dx yra